turime naują ne tik tai Kubos mafijos atstovą, bet ir paslaugas valstybės saugumo departamentui teikiantį narį Pavilionį. Manau, kad aš darau paslaugą VSD, jeigu kas nors bus įtarta apie Vygaudo Ušacko rimtesnį bendradarbiavimą su tarnybom, tai gal šitas bendras vaizdas, kurį aš sudariau, bus naudingas pačiai tarnybai. Ta prasme, tarnyba mane gynė nuo Kremliaus priešų ilgą laiką, tai aš manau, kad aš dariau paslaugą informuodamas apie įtartiną asmenį, kurį galbūt, jeigu bus pakankamai duomenų, anksčiau ir vėliau tarnybos identifikuos. Bet čia yra vieši asmenys ar vieši duomenys? Taip, absoliučiai. Kaip žema pridavinėti, skūsti, rašyti kaip Pavlikui Morozovui visokiausius popiergalius ant buvusio savo bendrapartiečio Ušacko. Na, nebūt Pavilionis žemiausia kasta.